aš 7 metai gaminu šaltibarščius savo šeimai ir savo, ir mums labai tie šaltibarščiai patinka, naudojant sojų arba kokoso jogurtą. Tai va dabar jums parodysiu, kaip aš juos darau. Tai va, dabar eisiu į sodą. Čia yra mano sodas. Šitas sodas yra 100% ekologiškas, nes mes nenaudojam jokių chemikalų ar pesticidų. Šitame sode mes auginame visų rūšių serbentus, avietes, braškes, svogūnus, žirnelius, mėtas, melisas. Taip pat turime pasistatę šiltnamį ir šiltnamyje auginam agurkus, bandom auginti pomidorus, Škotijai tai nėra labai lengva, įvairiausius prieskonius ir taip pat truputėlį nasturtų gėrimų. Kaip pagaminti šaltibarščius be pieno, ogi labai paprastai. Į dubenį dedu tarkuotus iš savo sodo agurkus, tarkuotus burokėlius, smulkiai supjaustytus krapus, savo iš sodo svogūnų laiškus, tada porą indelių sojos jogurto išmaišau ir žiūriu, kiek man reikia įpilti vandens, kad šaltibarščiai nebūtų labai tiršti. Na, čia pagal jūsų skonį, kaip jūs mėgstate. Ir labai svarbus dalykas yra įdėti acto. Aš naudoju actą, kuris yra gyvas su gerosiamis bakterijomis. Į šitą dubenį dėjau 3 didelius šaukštus, bet jūs galite įdėti pagal skonį. Ir įdedat pagal skonį druskos, viską išmaišot ir jūsų šaltibarščiai paruošti. Aš šitos šaltibarščius patieksiu su mažomis šviežiomis bulvėmis. O dabar pavalgius pietus, dar truputėlį norėčiau su jumis pakalbėti apie tai, ar pienas jums naudingas, o galbūt nenaudingas. Sveiki visi, mano vardas Roberta ir šiandieną norėčiau su jumis pakalbėti apie pieno produktus. Dauguma iš mūsų užaugom su pieno produktais, kaip mūsų viena iš pagrindinių dietos dalių. Aš pati užaugau vartodama daugybę pienos produktų, kaip ir Lietuvoje, sūreliai, kefyras, grietinė, riebi grietinė. Jo, labai mėgau pieną. Bet kai sustreikavo man sveikata, pradėjau domėtis įvairiais dalykais ir vienas iš jų atradau, kad man netinka pieno vartojimas, pieno produktai išvis. Kaip aš tai sužinojau? Na, iš pradžių, kai sustreikavo sveikata, ėjau pas daktarus, ėjau daug, bet kažkokių labai konkrečių atsakymų neradau. Todėl nusprendžiau, kad kaip ir nebuvo išeities, sveikata negerėjo, jaučiausi palikta ir todėl nusprendžiau pati kapstytis ir ieškoti informacijos, kaip aš sau galiu padėti. Tai va, apie pieną. Pasidariau didelį testą visokiausių netoleracijų tikriausiai lietuviškai, ir alergijų. Ir tas testas parodė, kad man netinka pieno produktai. Ir sužinojus tai, aš tiesiog nustojau vartoti pieno produktus, skirtai visus tiesiog išėmiau iš savo dietos ir tikrai galiu pasakyti, bent jau mano atveju, man labai pagerėjo virškinimas. Iš karto, kai tik nuėmiau, iš karto pagerėjo virškinimas ir aš tuo labai džiaugiausi ir tada pradėjau daugiau kapstytis į pieną ir į pieno produktus, ta prasme į tyrimus apie pieno vartojimą ir ar pienas tinka žmogaus organizmui. Tai va, ką sužinojau per tyrimus, labai trumpai sužinojau, kad laktozės netoleruoja daugybė žmonių, 65% žmonių planetoje netoleruoja laktozės, galbūt net ir daugiau, bet iš to, ką aš pamenu, tai 65%.
Toliau daugybė žmonių yra alergiški pienui, tą tikriausiai žinot ir tikriausiai pažįstat net patys žmonių, kurie yra alergiški. Taip pat yra moksliniais tyrimais parodyta, kad pieno vartojimas gali sukelti spuogus, virškinimo problemas, kurių aš turėjau dėl pieno vartojimo, vidurių pūtimą, vidurių užkietėjimą, dujos. Taip, kalbu apie tuos dalykus, bet aišku, tai yra tiesiog mūsų gyvenimo dalis ir kiti gali viduriuoti nuo pieno. Išsikrovė telefonas, bet grįžtu prie temos, kur aš ten pabaigiau. Dar pasiknysus po internetą pamačiau, kad pieno produktų vartojimas gali būti susijęs su širdies ligomis, ypač riebių pieno produktų, ten riebi grietinė, riebus kefyras, jeigu dar toks yra, jau nebeprisimenu. Tai va, ir taip pat padarius tyrimus buvo parodyta, kad pieno produktai sukelia vidinį žmogaus organizmo uždegimą ir prisideda prie to uždegimo ir vidinis uždegimas skatina visokias lėtines ligas. Tai va, aš atsisakiau pieno iš karto, man buvo labai lengva jo atsisakyti, aš žinau, kad kitiems žmonėms gali būti labai sunku arba išvis sunku, nes žmonės mėgsta pieną, ypač sūrį. Kiek iš pažįstamų esu kalbėjus, kad jiems labai sunku atsisakyti sūrio yra. Kitas dalykas, pradėjus analizuoti ir žiūrėti ir ieškoti apie pieno produktus, pamačiau, kad visas pieno produktų, pieno produktų gamyba taip pat labai veikia mūsų planetą. Aišku, čia visiškai kitas dalykas, ne sveikata, bet man kaip žmogui, kai aš pamačiau, kaip tos modernios fermos elgiasi su karvėmis, su gyvūnais, man iš karto, tai buvo toks wow, kažkaip nes kai tu apie tai negalvoji ir tai nežiūri, tau atrodo pienas, pienas, žinai, čia karvė davė, karvė laiminga ir panašiai, bet iš tikrųjų taip nėra, ypač šitose moderniose fermose, kur yra šimtai karvių. Man tai buvo labai graudu ir vieno tų vaizdų ir nuo to, kaip elgiamasi su gyvūnais moderniose fermose, man padėjo dar lengviau atsisakyti pieno. Tai pieno aš dabar nenaudoju, nevartoju 7 metai, man jo tikrai netrūksta, tikriausiai visi žinote ir dabar tikrai pastebėjau, kad labai daug žmonių vartoja augalinį pieną, aš taip pat augalinį pieną vartoju 7 metai. Aišku, renkuosi patį kokybiškiausią augalinį pieną ir augalinį pieną be visokių tenai priedų, papildų, visokių dalykų ir visokių chemikalų ir sintetinių vitaminų. Taip pat pieną galima labai lengvai gaminti, augalinį pieną galima labai lengvai pasigaminti namuose, turint blenderį. Tai va, jeigu turit gerą blenderį, tikrai nėra sunku pasidaryti belet kokį pieną. Migdolų, avižų pienas, kokosų pieną galite nusipirkti. Aš dabar naudoju tokį ekologišką pieną šitos firmos, man labai patinka. Tai va, ekologiškas pienas ir va šitam piene yra vanduo, filtruotas vanduo, avižas be gliuteno ir jūros druska. Tai avižų pienas yra vienas iš mėgstamiausių mūsų namuose. Čia yra iš tos pačios firmos kokosų pienas, irgi labai fainas pienas, ekologiškas ir greitai pažiūrėsiu. Sudėtis yra vanduo, ekologiškas kokosų pienas, ekologiškas kokosų kremas, tikriausiai čia lietuviškai pasakysiu, ir organiški ryžiai ir truputėlis jūros druskos. Tai va, labai paprastas pienas, mažai ingredientų, be jokių chemikalų, tikrai labai skanus, mano vaikui ir mano vyrui taip pat labai patinka. Ir dar ką norėjau pasakyti apie jogurtus. Aš taip pat gaminu naminį jogurtą savo iš sojų pieno, organiško, paprasto, tiesiog sojos ir vanduo. Daugelis žmonių, aišku, turi ten tokį nusistatymą, kad soja yra labai negerai, ten visokiausių dalykų, bet aš kiek esu išsinagrinėjus ir ištyrinėjus, iš mano patyrimo man nieko blogo nuo sojų pieno nėra ir kiek aš esu patyrinėjus, kad
tikrai tai nėra kažkoks blogas produktas. Ypatingai, jeigu vartojate organišką sojų pieną arba organiškus sojų produktus. Sveiki dar kartelį. Redagavom video ir pamatėm, kad video yra be galo. Tai nežinau, ką pasakyti apie tai. Gal reikia iš naujo kažką pasakyti. Sveiki dar kartą. Noriu padėkoti, kad apsilankėt pas mane, kad žiūrėjot mano video. Ir video gavosi be galo, be pabaigos. Todėl prisijungiu dar kartą, kad atsisveikinti su visais. Ir tikiuosi greit pasimatysim vėl. Geros jums dienos. Iki.